Labas vakaras, mėlyjeji. Per šviesas šiek tiek sunku matyti kiekvieno veidą, bet tikrai noriu su jumis nuoširdžiai iš karto pasisveikinti ir padėkoti, kad jūs atradot laiko šitam skubačiam gruodyje ir atėjot čia šiandien su mumis kartu pasidžiaugti bendrystę, pasidžiaugti šitomis giesmėmis, kurias mes paruošėm jums. Tai noris tikrai palinkėti vakaro tokio, kad atsigautumėt, kad pamastytumėt apie tai iš tikrųjų, kiek daug mes turim. Tai noris palinkėti to dėkingumo šį vakarą širdise, šilumos, šviesos ir poilsio. Nes tikiu, kad dauguma mūsų dabar lekiam, skubam, bet kas iš tikrųjų yra ta gyvenimo prasmė, ta didžioji dovana, tikiu išgirsite nuostabių giesmių tekstuose. Džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį viešpats čia, priimkit jį visi, te širdis paruošė kelią jam, te žemė dangus giedos, te žemė dangus giedos, te žemė dangus, te visi giedos. Džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis o žemę gelbėtojų, giedok jam giesmes, kartu su laukais, upėm ir kalnais, te gyrius jam skambės, te gyrius jam skambės, te džiaugsmas ir gyrius visur skambės. Džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, te žemė dangus giedos, te žemė dangus giedos, te žemė dangus, te visi giedos. Džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį, džiaukis pasaulį. Iš tiesų, dėl ko mes turim džiaugtis ir dėl ko mes švenčiam Kalėdas, tai mes šiandien apie tai truputėlį pasidalinsim ir papasakosim. Tai noriu tiesiog pradėti nuo to, kad žinome, kad Senajame testamente yra 10 pranašysčių iš tiesų apie Jėzaus atėjimą. Ir Izaijas pranašas kalbėjo apie tai, kad mergelė pagimdys sūnų. Pranašas Michėjas pasakė, kad Mesijas gims Betliejuje. O psalmės ir Danielius rodė į būsimojo gelbėtojo misiją. Ir iš tiesų į visą Bibliją, visas Dievo žodis nuo pat pradžios iki pabaigos kalba apie vieną vienintelį Dievą, kuris atėjo į šį pasaulį. Ir tai liudija, kad Jėzus gimimas nebuvo atsitiktinumas, o Dievo pažado išsipildymas visai žmonijai. Be
Džiaugsmingai giedokit, angelai aukštybiai, visa kūrinija, girkit viešpatį. Dievui šlovė, šlovė aukštybėse. Ateikime pagarbint, ateikime pagarbint, ateikime pagarbinti viešpatį. Sveikinam Kristų, Dievas išrinkta, Jėzau tebūnant tau garbė visur. Dieviškas žodis kūnu pavirtęs. Ateikime pagarbint, ateikime pagarbint, ateikime pagarbinti viešpatį. Ateikime pagarbint, ateikime pagarbint, ateikime pagarbinti viešpatį. Viešpatį, viešpatį. Taigi jau paminėjau, kad Senam testamente daug rašė apie Jėzų ir norėčiau dabar paskaityti vieną iš pranašysčių. Tai Izaijo. Tauta gyvenusi tamsybėje išvydo didžią šviesą. Gyvenusiems mirties šešėlio krašte nušvito šviesa. Tu padauginai tautą ir suteiki žmonėms džiaugsmo. Jie džiūgauja tavo akivaizdoje, kaip džiaugiasi pjūties metu arba dalinasi grobį. Tu sulaužiai tautą slėgusi jungą, žmonės plakusią rykštę, jos prispaudėjo lazdą, kaip Midjano dieną. Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, ant jo peties viešpatavimas, jis vadinsis nuostabusis, patarėjas, gailestingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovydo sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybę per amžius. Kareivijų viešpaties uolumas tai padarys. Iš tikrųjų nuostabus yra Jėzus. Pateka žvaigždė skaisti, Dievas tampa žmogumi.
Lenkėmės prieš Viešpatį, mūsų atpirkėją Viešpatį. Kūdikis jau duotas mums, jis per amžius viešpataus. Šventa naktis, Dievo meilės paslaptis. Šventa naktis, kaip pažvelgta daro jis, pasaulio šviesa apšvietė mus, Jėzus. Dievo ir žmogaus sūnus, gimęs prieš visus laikus, atsiųstas už mus kentėt ir prikelti iš mirties. Viešpats žemės ir dangaus, mums per amžius karaliaus. Šventa naktis, Dievo meilės paslaptis. Šventa naktis, kaip pažvelgta daro jis, pasaulio šviesa apšvietė mus, Jėzus. Šventa naktis, Dievo meilės paslaptis. Šventa naktis, kaip pažvelgta daro jis, pasaulio šviesa apšvietė mus, Jėzus. Ačiū labai. Iš tiesų noris paklausti, kiek šiandien atėjot su šeima? Ar yra tokių? O, valio! O kas šiandien pirmą kartą yra šitoj vietai? Kaip džiugu jūs matyti. Ačiū Dievui.
O kas, gerai, dar vienas klausimas toks svarbus. Ar laukit sniego? Taip, mes irgi labai ir aš labai viliuosi, kad šitos kalėdinas giesmės prišauks pagaliau tą sniegą ir mes dar labiau galėsime jausti tą visą kalėdišką atmosferą, bet šiandieną giesmės, tikiuosi, jums padės įeiti tą kalėdišką ir šitos nuostabios žvakės. Tai va, toliau linkiu jums gero vakaro, o dabar skambės giesmė pavadinimu Jėzus karalius. Kūdikis gimė, laisvės karalius, giedokė šviesa jaučia, tai kalėdos. Ateik ir pagarbink, atneški jam gyrių. Džiaugis pasaulį, garbinki sūnų, tai kalėdos. Tai Jėzus Emanuelis atėjo skelbti visiems. Jėzus karalius, Jėzus karalius, mes jo nebe vieni, nes Jis atėjo pas mus. Jėzus karalius, Jėzus karalius. Giedokite dangus, pakelkite balsą, jungitės giesmei vilties, tai kalėdos. Tai Jėzus Emanuelis atėjo skelbti visiems. Jėzus karalius, Jėzus karalius, mes jo nebe vieni, nes Jis atėjo pas mus. Jėzus karalius, Jėzus karalius. Jo meilė liks per amžius, jo meilė liks per amžius, jo meilė liks per amžius. Jo meilė liks per amžius, jo meilė
vien jo jėga gelbsti mus visus, tik jis yra prikelti pajėgus, tik jam viena galybė ir šlovė. Ir mirties, ir pragaro raktus turės, jo vardas gydo mus, tik jo krauju mes esam nuplauti. Jo vardas Jėzus, jo vardas Jėzus, jo vardas nuostabus, jis patarėjas, jis galingas. Kūrinyje debės prieš viešpatį ir tautos klūps pagarbindamos jį, sugrįš jis teist gyvų ir mirusių. Žmogaus sūnus ateis debesyse, trimitai gros, kiekvienas nusilems ir išpažins jo vardas virš visų. Jo vardas Jėzus, jo vardas Jėzus, jo vardas nuostabus, jis patarėjas, jis galingas, jo vardas Jėzus, jo vardas Jėzus, jo vardas nuostabus, jis patarėjas, jis galingas, jis. Patarėjas jis, Dievas amžinas, viltį teikiantis, karaliaujantis, spindinti šviesa, visagalis jis, galingas jis, patarėjas jis, Dievas amžinas, viltį teikiantis, karaliaujantis, spindinti šviesa, visagalis jis, galingas jis, jo vardas Jėzus, alleluja, jo vardas Jėzus, jo vardas nuostabus, jis patarėjas, jis
galingasis, jo vardas Jėzus, jo vardas Jėzus, jo vardas nuostabusis patarėjas, jis yra galingasis. Iš tiesų nieko nėra galingiau už tave, Jėzau. Tavo vardas, aš šlovė tau karalių, visa garbė tau karalių. Prieš avinėlį klumpa tūkstančiai kartų ir gieda naują gyriaus giesmėje. Visi, kas juo tikėjo ir priėmėm širdin, giedosim naują gyriaus giesmėje. Esi visagalis, esi didingiausias, esi aukščiau visų vardų. Yra daug valdovų, karalių ir sostų, bet tu aukščiau visų vardų. Dangus gieda tau, šventas, tautos gieda tau, šventas, tu išaukštintas, šventas, šventas per amžių. Štai, kad mums atleista, kad esam atpirkti, giedam naują gyriaus giesmėje. Tie, kas avinėlio krauju paženklinti, giedam naują gyriaus giesmėje. Giedosime per amžius ir amen, dangus gieda tau, šventas, tautos gieda tau, šventas, tu išaukštintas, šventas, šventas per amžius. Skelbia visata, šventas, karaliaujantis, tu šventas, visada esi, šventas, šventas per amžius. Esi visagalis, esi didingiausias, esi aukščiau visų vardų. Yra daug valdovų, karalių ir
visų vardų. Esi visagalis, esi didingiausias, esi aukščiau visų vardų. Yra daug valdovų, karalių ir sostų, bet tu aukščiau visų vardų. Dangus gieda tau, šventas, tautos gieda tau, šventas, tu išaukštintas, šventas, šventas per amžius. Skelbia visata, šventas, tu karaliaujantis, šventas, visada esi, šventas, šventas per amžius, o Jėzau, visada esi, šventas, šventas per amžius, visada esi, tu šventas per amžius. Sekanti giesmė iš tikrųjų tokia nuostabi, primenanti man kalėdas, vaikystę. Tikiu, kad daugumą siejat savo kalėdas ir tą vakarą prieš kalėdas su kūčių vakaru, ta ramybė ir su kūčiukų kvapu, aguonų pienu ir panašiai. Bet noriu pasidalinti, kad mano vaikystės kalėdos kvepėdavo tikrai ne sausainukais, būdavo tų sausainių, tačiau mano namai kvepėdavo stintom. Ir man visas šventės iš vaikystės yra apie žuvį. Nežinau, labai simboliška prisiminus tą stebuklą, kurį Jėzus šiaip buvo padaręs taip, kai jisai padaugino 3 žuvytės ir 5 kepaliukus duonos. Teisingai pasakiau. Teisingas skaičius. Yra, kas žino. Gerai, galiu šnekėti, ką noriu. Teisingai pasakiau. Gerai, tai mano tėtis žvejys ir aš visada, kai pagalvoju apie kalėdas, tai man stovi akise marios, jo tinklai ir žuvytė. Nežinau, su kuo jums asocijuojasi jūsų kalėdos, bet kviečiu dabar sugrįžti į tą laiką, kai buvo maži vaikai, kai tikėjom, kad yra kalėdų senelis, laukiam dovanų ir tas stebuklingas laukimas, ta naktis, tos dovanėlės, jo, kaip mes tada jautėmės, visa šeima, visa šiluma ir apie tą dovaną, kas ta dovana, jūs girdit šiame koncerte, kas yra didžiausia dovana. Ir ši daina, ši giesmė yra apie angelus, kurie atėjo pasveikinti gimusį Jėzų. Išgirdom mes, švelniai giedam danguje.
kosmos viltis. Kažkaip jūsų šį vakarą visai neatsitraukia. Ačiū jums. Jau tikrai geriau. O dabar paliksim tik tai jūs. Gerai? Ir Glorija. Šaunuoliai dar garsiau. Hey, Glorija. Hey, Glorija. Visi kartu. Aukščiausia. Aukščiausia vieta. Sekanti giesmė pavadinimu Šventa naktis. Apie Mariją iš tikrųjų. Aš kartais skaitydama jos istoriją. Marija nusijuokė. Ne apie šitą Mariją. Bet turbūt kiekvienas gyvenime, tas, kuris einat su Dievu, esat patyrę ne vieną išbandymą, kada Viešpats ateina ir paprašo, arba pasako, kas įvyks ir kartais nenorim priimti to, bet Dievo valia iš tiesų yra pati nuostabiausia, pati geriausia mum. Kartais mes stengiame savo jėgom statyti gyvenimą, kažkiek pavyksta, bet būna ir prasilenkiam su tam tikrais dalykais. Tai iš tiesų nuostabu turėti šalia saugotoją, gelbėtoją, patarėją ir tą, kuris sukūrė visą šią žemę, sukūrė žmogų santykiui su juo. Ta šventa naktis, apie kurią dabar giedosiu, apie tą nuostabią istoriją, iš tikrųjų kaip Marija laukė naujagimio, pasitikėjo Dievu ir priėmė šitą didžiulę jai paskirtą tarnystę būti Dievo motina. Kai šventa naktis. Šventa naktis ir žvaigždės skaisčiai šviečia, šią naktį mums gimė gelbėtojas. Žemė ilgai nuodėmei kentėjo, bet štai čia ir jau bunda siela. Nauja viltis, pasaulis džiaugsmo pilnas, išaušo štai šlovingoji diena. Angelus išgirs, priklaupkit prieš karalių. Šventa naktis, tai ši naktis, kai
skelbiam meilę ir tiesą visiems. Mūsų išvaduos iš pačių ir grandinių ir jo vardu laisvė mums apreikšta. Giedokim kartu džiaugsmingą giesmę mumyse visą garbinsi Kristus karalius. Aš garbinu jo vardą, galybė, šlovė jo amžinai, tad skelbkim tai. Galybė, šlovė jo amžinai, tad skelbkim tai. Galybė, šlovė jo amžinai, tad skelbkim Dievas tapo žmogumi. Dar kada. Dievas tapo žmogumi. Visagalis Dievas, kuris sukūrė viską. Makrokosmosą, mikrokosmosą. Jis tapo žmogumi. Ir aišku, klausimas kyla, kam, kodėl? Kodėl jis tapo žmogum? Ir iš tikrųjų atsakymas yra iš vienos pusės labai paprastas, iš kitos pusės sunku suvokiamas. Dėl mūsų, tai yra atsakymas. Dėl mūsų, nes jis myli mus. Be galo. Vienas pamokslininkas vieną kartą pasakė, jeigu mūsų didžiausias poreikis būtų sveikata, Dievas mums atsiųstų gydytoją. Jeigu mūsų didžiausias poreikis yra žinojimą, Dievas siųstų mokytoją. Jeigu mūsų didžiausias poreikis yra mokslas, Dievas mums siųstų mokslininką. Bet kadangi didžiausias mūsų poreikis yra atleidimas, Dievas siuntė gelbėtoją. Ir aišku, klausimas yra, kodėl atleidimas? Kodėl tai yra mūsų didžiausias poreikis? Ir trumpai tik galvojant apie tai, manyčiau, kiekvienas iš mūsų žino atsakymą. Nes mes nedarom, ką reikia daryti. Mes ne visada sakom tiesos. Mes esam savanaudžiai, egoistai, žiūrim tik į save, norim tik sau. Ir tai turi pasekmę. Tai turi pasekmę, kalbant tarpusavį, bendraujant tarpusavį. Žmogus nebe taip lengvai pasitikė mumis. Bet tai irgi turi pasekmę,
kas liečia mūsų santykis su savo kūrėju, su Dievu. Mes kartais to pamirštam, tai pamirštam. Bet kiekvienas veiksmas turi pasekmę. Ir šiandien noriu trumpai tik perskaityti vieną sakinį. Tikriausiai tai yra žymiausias sakinys visoje Biblijoje. Jono 3 skyriui skaitom tokius žodžius. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Ir dėl to Dievas siuntė savo sūnų. Jisai tapo žmogumi tik dėl vieno dalyko. Mokėt už tą kainą. Prisiimt pasekmes mūsų ant kryžiaus. Mirė už mus. Ir tai iš tikrųjų veda į atsiliepimą. Koks yra mūsų atsiliepimas? Dievas nenori, kad ne vienas žmogus eitų į pražūtį. Dėl to jis tapo žmogumi. Mirė ant kryžiaus. Koks yra jūsų atsiliepimas? Taip arba ne? Iš tikrųjų yra tik du variantai, nėra trečio. Du variantai, taip arba ne. Ką reikia daryti, kad tai būtų taip, kaip tai praktiškai? Reikia iš tikrųjų daryti du žingsnius, du dalykus. Iš vienos pusės labai paprasta, iš kitos pusės tai daug mums kainuos. Noriu iš karto sakyti. Pirmas žingsnis – atgailauti. Paprašyti Dievui atleidimo. Kad jis atleistų mus, ką mes ne taip darėm, ką mes ne taip mąstom, kaip mes elgiamės su žmonėmis ne taip, kaip turi būti. Ir antras dalykas – priimti Dievo dovana, Jėzus ant kryžiaus, savo gyvenimą. Ir tiems aš noriu jūs paraginti tai daryti. Priimti iš tikrųjų tikrą kalėdų dovaną. Jėzų Kristų į savo širdį. Aš dabar noriu pasimelsti, prašau, užsimerkit ir pasimelskit po manęs. Dieve, visagalis Dieve, tu matai viską mano gyvenime. Aš jaučiausi silpnas ir purvinas. Gailiuosi dėl visų neteisingų dalykų, kuriuos esu padaręs. Prašau, atleisk man. Aš noriu nusigręžti nuo savo blogio. Ačiū Jėzau, kad mirei ant kryžiaus už manęs. Kad paėmei visą mano purvą ir išlaisvinai mane nuo mano nuodėmių. Ateik į mano gyvenimą ir pasilik su manimi amžinai. Ačiū Jėzau. Amen. Gal yra žmonių, kurie tai šiandien iš visos širdies pirmą kartą pasimeldė. Prašau, kelkit rankas, jeigu yra. Gerai. Pratęsim.
labai greit mūsų koncertas, dabar dainuosim paskutinę giesmę. Labai tikiuosi, nes man kiekviena giesmė buvo istorija, kuri įvyko, kaip sakė, labai senai prieš 2025 metus. Tai kai jūs būsit prie kalėdinio eglučių su savo šeimom, turėsit dovanėlės, atidarysit jas, prisiminkit tą dovaną, kurią davė mums Dievas. Ir paskutinę giesmę giedokim gal kartu. Visas pasaulis tai išgirst, skelbkim gerą žinią, kad Kristus gimė mums. O, skelbkim gerą žinią, visas pasaulis tai išgirst, skelbkim gerą žinią, kad Kristus gimė mums. Kai diemenėliai snaudė apsupti, nakties globė nušvito, dangaus šviesa skaisti. Išpaimės jie drebėjo, kai chorai angelų užtraukė gyrios giesmę, giedom su jais ir tu. Skelbkim gerą žinią, visas pasaulis tai išgirs, skelbkim gerą žinią, kad Kristus gimė mums. Skelbkim gerą žinią, visas pasaulis tai išgirs, skelbkim gerą žinią, kad Kristus gimė mums. Mažam kukliam vartelį išgelbėjimo kelias, šviesa visoms tautoms. Aš troškau sužinoti, ką viešpats man sakys. Ieškojo jo kasdieną ir man atsakė jis. Skelbkim gerą žinią, visas pasaulis tai išgirs. Skelbkim gerą žinią, kad Kristus gimė mums. Skelbkim gerą žinią, visas pasaulis tai išgirs. Skelbkim gerą žinią, kad Kristus gimė mums. Šį vakarą su būgnais grojo Adamas. Bosinė gitara grojo Jonė, akustinė gitara grojo Marijanas, solo ir smuiku nuostabiai grojo Šadė, ypatingas nuostabus vokalas ir pianinas Julija. Ir truputį padėjau aš Odeta. Skelbkim gerą žinią, visas pasaulis tai išgirs. Skelbkim gerą žinią, kad Kristus gimė mums. Skelbkim gerą žinią, visas pasaulis tai išgirs. Skelbkim gerą žinią, kad Kristus gimė mums. Kad Kristus gimė mums. Kad Kristus gimė mums. O dabar jūs prie mūsų prisijungėt ir kartu pagiedosim dar kartelį. Skelbkim gerą žinią, grojo visas pasaulis tai
eikš, broliai, sesė, eikš, skelbti gerą žinią, visas pasaulis. Išgirsk gerą žinią. Aleliuja, paskutinį kartą iš visų jėgų. Eikš, skelbti gerą žinią, visas pasaulis. Išgirsk, eikš, skelbti gerą žinią, kad Kristus gimė mums. Kad Kristus gimė mums. Kad Kristus gimė mums. Amen. Ačiū Jums labai, kad buvote šį vakarą kartu su mumis. Būkit palaiminti ir gražių Jums kalėdų, švenčių ir naujų metų.